Teodoras. Klausykit, pasisveikinkit. Labą dieną visiems. Ir mes priešpilnyje, o tai reiškia, kad emocinė būsena gali būti, kai kieno nelabai stabili. Turime dar vienas dirbtuves. Šiandieną darysim kažką iš nereikalingų dėžučių, konservų. Prisipirkom Pringles vakar, privalgėm ir galvojom, kad tas dėžutės galime panaudoti. Štai, aš padariau tokią savo darbui. Galit patylėti? Ar galit patylėti? Pasidariau savo darbui daiktams įvairiems susidėti kaip pieštukinę. Ir vaikai ruošiasi irgi daryti pieštukinės. Ir dar šiandieną pakalbėsiu truputėlį apie tai ir parodysiu, ką galima padaryti ir kaip gali gražiai atrodyti įvairios dėžutės. Nuo silkės, nuo ledų, nuo sūrio ir net nuo batų. Štai aš turiu tokių dėžučių, nes man visą laiką reikia labai daug dėžučių įvairiems daiktams dėti. Bet visą laiką turiu krūvą dėžučių. Patylėkit. Kurių neturiu laiko, kad apklijuoti, tai šiandien pabandysiu apklijuoti. Pirmiausia, reikia sugalvoti galvoje planą. Kam reikalinga jums bus dėžutė? Teduli, ką ten darai? Tu norėjai gert, kam tu rankas kiši vandenį? Mes gelsi su lankom. Kirstu pasitambyti. Pringles traškučių dėžės yra labai didelės. Ir jeigu sudėsit pieštukus arba kažką, kaip jūs juos išsiimsit? Kaip jūs juos išsiimsit iš čia, jeigu kabos? Man reikalinga yra mano darbams susidėti, aš turiu ilgesnių dalykų negu Pringles dėžutės. Taip, dabar nereikia. Tai, ko jums reikia. Jums reikia savo pieštukiniai išsirinkti dėžutės. Bernardai, kiek dėžučių tu išsirinki savo pieštukiniai? Padaryk pieštukinės planą. Iš 5 dėžučių padaryti bus labai sunku. Gal pabandyk iš 3? Iš 3, ne. Va, 3 skirtingos dėžutės, žiūrėkit. Būtų graži pieštukinė. Tai, ką aš padariau, kad vaikai, nors nėra aštrus tas kampas išplėšus, atidarius konservą, bet aš vis tiek paėmiau replės ir užlenkiau kraščiuką. Aš galiu? Bandyk. Bernardijos galiu vieną. Tam, kad vaikai po to, jeigu ims kažką iš dėžutės, neįsipjautum. Aišku, dabar turiu 3 puslės dėl to. Ar gali patylėti, kai aš kalbu? Ačiū. Ko tu nori, šitus? Aš jums siūlau daryti po 3. Dėl to, kad 5 padaryti bus sudėtinga. Taigi, pirmiausia, užsirenkiam kraštą, tada pasidarom projektą. Ir išsirenkam tas dėžutės, iš kurių norėsim daryti pieštukinę. Tada reikės išsirinkti medžiagą, spalvą, kokią norit, kad būtų pieštukinė. Ir mes tas dėžutės apklijuosime medžiagą. Kokia jums patinka? Štai guli medžiaga, mano pieštukinės. Ir mano pieštukinė yra tokia, bet jinai dar džiūsta, aš nenoriu jos judinti. Dėl to čia yra užrišta tokia juostelė, kad tvirtai būtų sukibę vienas su kitu. Tai galim pradėti. Truputėlį pasimatavau pagal dėžutę. Ir dabar reikia tą medžiagytę apklijuoti. Ir kas bus per daug, paimsim ir nukirpsim. Štai tavo klijai. Klijuojam pačiu paprastuoju būdu. Klijuojam PVA klijais, su kuriais priklijuoti yra labai lengva. Štai. Pradedam nuo pradžios. Ne, čia tai ant viršaus nereikia tepti. Ir klijuoju visą dėžutę. Va. Visą dėžutę paklijuoju. Aš padaliau. Teo, Marijonai, žiūrėk. Ir medžiagą toliau paspaudžiu. Ir vėl paklijuoju klijais.
pas mus dirbtuvės vyksta tokiu būdu. Pirmiausia, visi būna labai susinervinę dėl to, kad jie nemoka daryti, ką reikia daryti. Tada jie pradeda daryti, bet susinervina, kad nemoka. Tada mama susinervina, nes negali visiems padėti. Tada visi būna susinervinę ir labai labai nervingi. Ir tada pas mus ateina tokia stadija, kai pradeda visi juoktis, parodžius pirštuką. Bernardai, nesijuoksi? Ne. Oink. Ne. Va, mama. Nu ir ką? Va. Ką tu parodai? Va. 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 Marijonai, kažkaip man atrodo, kad aš už tave čia klijuoju. Aha. Tai imk ir klijuokis pats. Aš noriu pasidaryti savo sagų dėžutę, kad jinai būtų tokia graži, kaip turiu kitas gražias. Jo. Čia net atsinešiau. Tai noriu viršūnėlę padaryti, ne? Tokia. Jo. Tai kadangi reikia užklijuoti čia medžiagytę, Jo. tai man reikia išsikirpti. Tai aš pasidėjau Jo. Oink. dangtėlį ir apsipiešiau. Jo. Va. Oink. Ir dabar įsikirpsiu. Teodoriukas ką veikia, mažutė mano? Bet tas sagos. O kodėl tu jas išėmei, tas sagos? Bernardui įsijungė fantaziją, aišku, nes jis nenori, kad būtų taip kaip visų. Tai nukirpom Pringles dėžutės galą, kad nebūtų tokia aukšta. Ir dabar jisai vynioja su siūlais, ne su medžiaga, o nori visą dėžutę vynioti su siūlais. Jo laukia ilgas ir kantrus darbas. Kai jau visi darbai pabaigti, tai vaikams ateina antras kvėpavimas, pramuša. Ir dabar visi daro vėl iš naujo po darbelį. Kitaip, Teodoras irgi susuko savo skardinę. Ir dabar paėmė siūlus, suka, daro voratinklį. Nes kelintą dieną jau paima kamuolį siūlų ir visus namus apveja, privinioja, suvinioja ir laukia, kol ateit Spidermanas. Reikia nuotrauką į... Taip, ir kojas Spidermanas. Ir Marijonas Ir kaukės Spidermanas. vynioja. Kaukė ir Spidermaninį ir kojas Spidermaninį. Tavo viskas Spidermaninės? Ne, skonio neturi ir kaukės. Tai bus? Taip, man Kas? paliks man. Nupirks tau? Bernardai, ko čia šaipais iš brolio? Nesišaipau. Kas nupirks tau, Tedulė? Aš pats. Gerai. Tu... Lauk, aš negaliu pasakyti. O ką, apie ką nori pasakyti? Atves man kaukę. Kas atveš? Čia. Aš negaliu pasakyti. Kalėdų senelis? Iš Sainsburio tau atveš? Sainsburis? Ne, Kalėdų senelis? kalėdų senelis. Ai, tau kalėdų senelis atveš kaukę? Taip. Supratau. O kūnas Irgi gal parduotuvės. Kojinės iš parduotuvės? Taip. Gerai, supratau. Palikom džiūti vakar pieštukinės ir šitas mūsų darbas, pirmas darbas, kuris yra 2 dienų. Ir tikrai galvojau, kad ryte pabudę turėsim išdžiūvusias, galėsim atrišti, nuimti gumytės ir turėsim geras pieštukinės, bet štai, apsirikau. Ir noriu parodyti jums mūsų visas nesėkmės ir ateityje. Tai ką dabar daryti? Nesulipo su tais pavaklijais medžiaga ir neprilipo indelės vienas prie kito. Tai aš čiumpu visą galį klijų pistoletą ir suklijuosiu su karštais klijais. To vaikai padaryti negali, dėl to aš padarysiu už juos. Štai mano dėželės, bus gražiai dabar matosi kursagos kokios. Tai yra dėžutės nuo ledų, kursagos ir karoliukai sudėta. Kitos dėžės yra nuo saldainių. Kadangi nesimato, kas viduje, tai priklijavau sageles. Ir vakar visą dieną, visą vakarą klijavau. Čia senos mano dėžutės, ant dėžučių medžiaga. Medžiaga yra iš senų marškinių arba pirkta blusturgy medžiagos gabalai. O čia sėdi mano berniukai, kurie nori parodyti savo pieštukinės. Lengva. Nu, Bernardai, papasakok. Šitos su siūlais buvo vidutiniškai daryta, o šitas tiesiog apvynioji popieriumi ir priklijuoji, tai buvo lengva. Tai ne popierių medžiaga. Nu, medžiaga buvo lengva. Gerai, Marijonai, kaip tu? Lengva. Lengva. Taip. Ir apvynioti buvo lengva. Jo.
Tikrai, o kas padėjo? Niekas. Niekas. Rasa irgi vyniojo, turi pieštukinę ir Teodoras turi. Rasos rodo pieštukinę. Ir Teodoras turi 2 mažas pieštukinytės. Teodoro gražu. Vieną apvyniojo, o kitą padarė su medžiagytė. Labai gražios Teodoro pieštukinės. Ir štai manoji, didžioji, jau prikroviau daiktų, kad matytumėt, kam man jos reikėjo, nes pas mane yra visokio ilgio ir visokio dydžio ir vis tiek dar čia viskas netelpa, kiek pas mane visko yra, visokių priemonių.